Sveiki draugai, tai ką, idėja buvo visai kitokia, planavom su mašina rožinių kabrioletų dalinti gėlytės ir meškiuką, bet gavos taip, kad įvyko avarija, nepavyko išpildyti savo visos idėjos, tai teko biškį persigrupuoti ir padarėm kitaip. Tai tikiuosi, kad jums visiems tai patiks ir žiūrėkit, kas gavos. Nu ką, mano rytas prasidėjo ne kaip, bet gyvenimas yra gyvenimas, visko nutinka, ką darysi. Video nestojo, bandysim bent kažkam praskraidinti nuotaiką. Tai ką, let's go! Artėjančią kovo 8 dienos progą noriu padovanoti gėlių tau. Palauk, opa. Sveikinimai, žiūrėk, mes dar žaidžiam tokį žaidimą. Tu gali sugalvoti šitą meškinui vardą ir mes išrinksim, kuris bus fainiausias vardas iš visų panų, kurios išrinks ir padovanosim šitą meškiną. Gali sugalvoti vardą, tiesiog vardą. Ir mes vėliau privešim šitą meškiną, kuris bus gražiausias vardas, kurį išrinks, padovanosim. Nu, turi minutę, gali sugalvoti. Lukas bus. Ok, gerai, turim. Gražios dienos tau. Iki, sėkmės. Labas, labas. Artėjančios kovo 8 progą noriu padovanoti gėlių tau. Ir žiūrėk, mes dar žaidžiam tokį žaidimą. Šitą meškiną reikia sugalvoti vardą. Fainiausias vardas laimėjo šitą meškiną, mes privešim. Jisai sudalyvavo avarijai šiandien. Medutis, gerai, tada iki, sėkmės tau, gražios dienos, iki. Labas. Galiu sutrukdyti trumpai? Artėjančios kovo 8 dienos progą aš noriu padovanoti tau gėlių. Ir žiūrėk, mes žaidžiam tokį žaidimą. Šitą meškiną dalinam vardą. Ir koks bus fainiausias vardas išrinktas, padovanosim šitą meškiną. Meškinui vardas, o berniukas ir mergaitė? Berniukas ir sudalyvavo avarijai, ką tik balta. O Jėzus, tai galbūt jo vardas bus koks nors. Gerai, bus žainė. Aš tau galim pakalbinti, kvepalų nesirinksim, bet va turim tau kovo 8 dienos progą ateinančią. Turim tau gėlyčių ir dar žaidžiam tokį žaidimą. Vat išrenkam šitą meškinui vardą. Gerai, Teodor. Keliavom, gražios dienos tau. Iki. Čia, žainė / Teodoras iškeliauja. Labas. Artėjančią kovo 8 dienos progą noriu padovanoti tau gėlių. Ir žiūrėk, dar šitas meškinas ieško savo šeimininko. Tai gražiausias vardas, kokį sugalvos, mes padovanosim. Meilė. Iki, sėkmės, gražios dienos. Iki. Artėjančios kovo 8 progą mes norim padovanoti gėlių. Tave išsirinkau. Žiūrėk, ir mes dar žaidžiam tokį žaidimą. Tau reikia sugalvoti vardą jam. Ir gražiausią vardą savininkę laimės šitą meškiuką. Tėdis bus? Gerai, viskas, gražios dienos. Iki, čiau. Labas. Artėjančią kovo 8 dienos progą norim padovanoti gėlių tau. Ir žiūrėk, dar žaidžiam tokį žaidimą. Šitas meškinas ieško savininko. Tai ką tu reikia padaryti, tai sugalvoti jam vardą. Ir gražiausias vardas išrinktas laimės šitą meškiuką. Nojus? Gražios dienos, čiau. Labas. Artėjančią kovo 8 dienos progą norim padovanoti gėlių tau. Jo, rimtai. Ir žiūrėk, dar šitas meškinas dalyvavo konkurse. Tau reikia sugalvoti vardą jam. Rokas. Vse, gražios dienos, čiau. Labas. Artėjančios kovo 8 progą noriu padovanoti gėlyčių tau. Ir žiūrėk, dar žaidžiam tokį žaidimą. Reikia sugalvoti vardą šitą meškiną. Jis konkurse. Turės nugalėtoją. Tau reikia sugalvoti vardą. Tėdis. Gerai, iki, gražios dienos tau. Čiau. Lukas. Artėjančią kovo 8 dienos progą norim padovanoti gėlių tau. Ir žiūrėk, dar žaidžiam tokį žaidimą. Šitas meškinas dalyvavo konkurse. Tau reikia sugalvoti jam vardą. Koks gražiausias vardas bus, mes išrinksim ir tada tai padovanosim šitą meškiną. Enza. Iki, čiau. Sveikas, panas. Su artėjančia kovo 8 dienos proga noriu visom padovanoti gėlyčių. Ačiū, gerai. Ir dar žiūrėkit, šitas meškinas žaidžia konkursą dalyvauja. Jūs galite sugalvoti vardą jam ir kuris bus gražiausias vardas, mes išrinksim, tai padovanosim šitą meškiną. Tėdį, tik norėjau sakyti. Tėdis? Ok, o dar tu? Teks visiems dovanoti, o meškiną turi tiek. Paimsim dar tada 2 meškinus. Gražios dienos, panas, čiau. Labas, mes nieko nepirksim, bet norim padovanoti artėjančios kovo 8 dienos progą gėlių. Tau reikia sugalvoti jam vardą kažkokį. Ir koks bus mums gražiausias vardas išrinktas iš visų, mes padovanosim šitą meškiną vėliau, gale video. Aš nežinau, visiškai tikėtai Džekis. Džekis. Cool. Ok, tinka. Gražios dienos tau. Iki, čiau. Lukas, kad gyvenimas dar saldesnis su išankstinė kovo 8 diena. Tau reikia sugalvoti jam vardą. Elonas? Šitas meškinas bus Elonas. Ok, nice. Gražios dienos tau. Iki. Lukas. Mes nieko nepirksim, bet norim padovanoti tau gėlių artėjančią kovo 8 dienos progą. Reikia išrinkti vardą meškinui šitam. Rudis. Ok, gražios dienos tau. Čiau. Gėlyčių artėjančios kovo 8 dienos progą. Biškį pavargom, bet liko dar 2 gėlytės neišdalintos, tai pailsim su draugeliu ir važiuojam toliau. Labas, noriu sustabdyti tave biškį. Išankstinės kovo 8 dienos proga sveikinimai, išankstiniai. Ir žiūrėk, dar yra toks konkursas, dalyvauja šitas meškinas konkursas, ieško savo šeimininko. Tai tau reikia sugalvoti vardą jam ir gražiausias vardas išrinktas bus laimėtojas. Ai, vardą jau? Jo, jis neturi vardo, ne. Tu turi sugalvoti. Ir kuris mums bus gražiausias iš visų sugalvotų, tai mes padovanosim šitą meškiną. Tai tau tiesiog reikia sugalvoti vardą. Dovis? Dobis. Ok, super.
Viskas. Gražios dienos, iki. Labą dieną. Labą dieną. Artėjančią kovo 8 dienos progą mes norim gėlyčių padovanoti jums. Ačiū labai. Gražios dienos. Nu ką, Hebra, su komanda pasitarėm ir nusprendėm, kad šitas draugelis keliaus ir jo vardas bus Džekis. Tad grįžtam į panoramą ir nustebinsim mergaitę dar kartą. Let's go. Sorry, kad sutrukdėm valgyt, bet Džekis šiandien keliauja pas tave, išrinkom tave. Tai tikiuosi, jisai bus saugesnis su tavim, negu su manim buvo. Šiandien buvo daug. Mačiau storį kažkokią avariją. Jo, tai jisai sudalyvavo irgi. Tai va, tai Viskas gerai. įtikiam tau. Ačiū. Linksmos kovo 8 tau ir sėkmės. Iki. Gerą darbą. Čiau. Iki. Tas meškiukas įteiktas. Šiandien savo video baigiam. Tikiuosi, kad patiko žiūrėti. Video bus daugiau ir Šaika. Su jumis buvo Elnas. Ir iki.